Sveiki visi, šiandien kalbėsime apie milžiniškus pokyčius, kurie gali visiškai pakeisti kripto rinką. Trumpas oficialiai pradėjo savo naują kadenciją ir nors kol kas mes dar nematėme konkrečių veiksmų jo kriptovaliutų pažadų įgyvendinime, permainos jau vyksta. Nauji SEC vadovai, teisminiai sprendimai, ETF bumas, stambių bankų pareiškimas Davose, žodžiu daug visko. Taigi, vos pradėjęs kadenciją, Donaldas Trumpas suteikė visišką ir besąlyginę malonę Rossui Ulbrichtui, Silk Road įkūrėjui, kuris buvo nuteistas 2 įkalinimo iki gyvos galvos bausmėmis plus 40 metų. Jis gavo tokią bausmę už tai, kad sukūrė pirmąją elektroninę parduotuvę, kurioje buvo galima pirkti ir parduoti prekes naudojant bitkoiną. Problema buvo ta, kad žmonės pradėjo naudoti šią parduotuvę nelegaliai prekybai, narkotikai, ginklai ir panašiai. Bet pats Rossas Ulbrichtas to nedarė, visa jo kaltė ir buvo, kad jis sukūrė tą parduotuvę. Nemanau, kad jis dėl to nusipelno mirti kalėjime. Na, kaip matome, Trumpas irgi taip nemano ir jis jį išleido. Taip pat Trumpas paskyrė naują laikinąjį SEC vadovą, Mark Ujedą, kuris iš karto įkūrė naują kripto reguliavimo darbo grupę, vadovaujama Hester Peirce arba dar žinoma kaip kriptomama. Ji buvo viena iš nedaugelio kripto palaikančių figūrų SEC Gary Gensler vadovavimo metu. Tai aiškus signalas, kad kripto reguliavimo politika keisis. Dar viena teigiama naujiena. Teksaso teismas atšaukė sankcijas Tornado Cash, Ethereum maišytuvui, kuris anksčiau buvo uždraustas dėl įtariamų pinigų plovimo kaltinimų. Arba, kaip daugelis galvoja, tai buvo dar vienas bandymas suvaržyti žmonių laisvę į privatumą. Toliau matome, kad vos tik Gary Gensler paliko SEC postą, buvo pateikta net 33 paraiškos naujiems kripto ETF-ams, įskaitant ne tik Bitcoin ar Ethereum, bet ir XRP, Solana, Dogecoin, naują Trump meme coiną ir kitų. Na, o MicroStrategy vėl perka. Michael Saylor valdomas MicroStrategy nesustoja. Jie nusipirko dar 11 000 bitkoinų už $1,1 milijardo, o dabar jų portfelėje jau 461 000 bitkoinų. Ir turime dar vieną naujieną, kad MicroStrategy akcininkai patvirtino akcijų praskiedimą ir akcijų kiekis bus padidintas nuo 330 milijonų iki 10,3 milijardų. Šias papildomas akcijas MicroStrategy naudos kapitalo pritraukimui ir leis jiems skolintis daugiau pinigų būsimiems bitkoino pirkimams. Tuo tarpu Coinbase vadovas Brian Armstrong pareiškė, kad Coinbase gali pašalinti USDT iš prekybos, jei naujai įstatymai reikalautų stablecoinų rezervus laikyti tik JAV iždo obligacijose. Tai gali sukelti rimtų padarinių Tether rinkai, ypač jei kiti reguliuotojai paseks šiuo pavyzdžiu. Mes jau žinom, kad Europa atsisakė USDT. Kol Tether susiduria su reguliacinėmis problemomis, Circle plečiasi, įsigydama Hashnot ir pristatydama USYC tokenizuotą pinigų rinkos fondą. Akivaizdu, kad USDC ir kiti Circle produktai stiprina poziciją stablecoin rinkoje. Dabar pažiūrim video, kur Brian Armstrongas prognozuoja, kad Bitcoin kaina ateityje gali pasiekti milijoninės sumas. Tai tiesiogiai susiję su diskusijomis apie valstybių Bitcoin rezervus, kurios pastaruoju metu skamba net pasaulio ekonomikos forume. I think over time we'll see Bitcoin get into the millions, multiple millions price range. I mean, it's being adopted by more and more institutional customers. The ETFs brought in a huge amount of inflow. If we get clear legislation passed in the U.S., that would be a big milestone. A strategic Bitcoin reserve. If the U.S. took that path, probably the rest of the G20 would follow. In fact, I've discussed with a number of finance ministers here in Switzerland from different countries around the world, just the idea of a strategic Bitcoin reserve. They're getting more interested in it now because the U.S. is looking into it. So I think Bitcoin has a long way to go. It's going to be the new gold standard out there, and crypto is really much bigger than that too. It's about payments. Apie Bitcoino rezervus mes žinome visi, bet nedaugelis žino apie tai, ką šiame video atskleidžia Mark Yusko, Morgan Creek Capital vadovas. One piece of legislation that is likely to happen. The other stuff, there's a lot of talk that
they'll expand beyond just Bitcoin to now, XRP and Cardano and Hedera. And look, those founders have been buddying up to the administration and to Eric, and I think Eric's driving a lot of this, his son. So we'll see. But the case for the strategic Bitcoin reserve, because Bitcoin is digital gold, everything else has different roles. Something that could happen, I don't know if it'll happen the first 100 days, Abs, but there's some talk. This will make the XRP people really happy. There is some talk that XRP could be utilized and or ordered to be used for a central bank digital currency or as the base layer for national banking. I don't know if it'll happen or not, but that's one that if that does happen, that changes things. Dabar turime kelis video epizodus iš pasaulio ekonominio forumo Davose, Šveicarijoje vykstančios konferencijos, kur visi kalba apie kripto ir blockchain technologiją. Čia Amerikos banko vadovas. Let me ask you a separate question, and Becky's got one back in Washington, but on crypto. We just had Brian Armstrong sitting in the seat that you were in, and obviously there's a lot of excitement about crypto. The banking business, for the most part, has stayed away from crypto. Given President Trump's full-throated support for crypto, do you imagine Bank of America is going to be full on in the crypto business if we have this conversation 12 months, 24 months from now? I'd separate out this sort of crypto versus stable assets and digital movement of money, because we already move the vast majority of our money digitally. Our consumers do, our companies do. And so the question is, what's the business practice that you have to move another type of currency? So if the rules come in and make it a real thing that you can actually do business with, you will find that the banking system will come in hard on the transactional side of it, non-anonymous, transactional, verified, etc., because we have to, because it's just another way our customers are going to The other thing we're talking about. Šį video norėčiau papildyti tuo, kad Amerikos bankas yra vienas iš pagrindinių Ripple partnerių. Ir jau 2020 metais jie buvo pasiruošę naudoti XRP savo pervedimuose, bet SEC sustabdė šį procesą, kai pradėjo savo bylą prieš Ripple. Dabar dar vienas video iš Davos, tai yra BNY vadovas Robin Vince. BNY taip pat yra Ripple partneris. Are you more optimistic now based on who the Trump administration is? We may have a crypto czar now. We seem like crypto regulations will be looser. And does BNY want to play a role in the community? Well, we've said this for the past couple of years, and we've been consistent, and we haven't changed our point of view on this, which is digital assets represent a new, interesting, innovative technology, which we think could be important to the financial system over the course of the next 10, 20 years. Exactly the twists and turns along the way, we'll have to see. But we've been investing. We've got the ability to custody crypto assets, digital assets, but also we're looking into the interesting smart contracts, ledger capabilities that the underlying technologies represent. And so we think there's an interesting future here, but AI as well. Remember, it's not just about digital assets. It's about how does technology get applied to make the financial system better, more agile, more capable, and able to grow. And AI is going to be an important part of that story too. So true. Taigi matome, kad bankai yra pasiruošę, o visiems tiems, kurie vis dar mano, kad XRP yra tik eilinė kriptovaliuta, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad per Trumpo inauguraciją naujasis viceprezidentas specialiai išėjo iš savo kelio, kad paspausti Ripple vadovo Brett Garlinghouse ranką. Be to, matome nuotraukoje, kad Ripple ir BNY yra pasaulio ekonomikos forumo Davose rėmėjai. Nepaisant visų pokyčių kripto srityje, Trumpas taip pat paskelbė apie gigantišką AI infrastruktūros projektą Stargate. Šiam projektui skirta pradinė $100 milijardų investicija, o per ateinančius 4 metus ji gali išaugti iki $500 milijardų. Šio projekto pagrindiniai technologijos partneriai yra Microsoft, Nvidia, Oracle ir OpenAI.
O mes žinome, kad Nvidia naudoja Hedera visiems AI skaičiavimams registruoti. Pabaigai turime naujieną iš Italijos, kur Enel bendradarbiauja su Algorand ir tokenizuoja saulės kolektorius, kad suteiktų galimybę žmonėms investuoti į saulės elektrinės per blockchain technologiją. Tai tiek šiandien, kaip matome, bankai ne tik laukia aiškių kriptovaliutų reguliavimo taisyklių, bet jie jau pasiruošę pereiti prie naujos finansinės eros. Tačiau jie nesiorientuoja vien tik į bitcoiną. Didžiausias dėmesys skiriamas mokėjimų, pervedimų ir tokenizacijos sektoriams, kur pirmauja XRP, HBAR, XLM, Algorand ir keletas kitų. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti kanalą, dalinkitės video su draugais, spauskit nykštį ir iki kito karto.